Tai aš taip ir žinai nesupratau. Aš jau, aš kaip pradėjau gyventi, kai pradėjau, jau sulaukiu pilnametystės, sulaukiu pilnametystės, pradėjau ieškotis darbo, žinai, ir mane labai sudomino kitų žmonių gyvenimai kažkodėl, labai susidomėjau kitų žmonių gyvenimu, nes aš pastebėjau, kad kiti žmonės, kažkaip atsiranda žmonės atvažiuoja į Vilnių, žmonės išvažiuoja į Vilnių, bet taip ir nepasilieka, žinai. Žmonės Vilniuje taip ir nepasilieka. Ir aš pradėjau galvoti, o kodėl, žinai, o dėl ko, Kodėl, žmonės atvažiuoja, pagyvena Vilnių ir išvažiuoja. Tai vienas iš tokių dalykų yra tai, kad Sodra, valstybė remia mūsų gyventojus. Tiesiog dėl to, kad jie atvažiuoja gyventi į Vilnių, supranti? Valstybė remia gyventojus dėl to, kad jie atvažiuoja į Vilnių. Nesvarbu, ar tai Sodra, tai kas, Sodra, valstybė jokių pajamų, nedeklaruoja, supranti? Valstybei pajamos neegzistuoja. Taip yra todėl, kad po 90-ųjų metų valdžia nugriovė 500 000 metų stovėjusias gamyklas. Seniau žmonės dirbo Vilniuje ir čia gyveno. Vilniuje nėra nuolatinių gyventojų, supranti? Vilniuje nei vieno nuolatinio gyventojo nėra. Vilniuje niekas negyvena. Aš noriu pasakyti, kad Vilniuje niekas negyvena. Visi žmonės yra iš užsienio, supranti? Vilniuje nėra gyventojų. Ir čia tikrai niekas nedirba, žmonės atvažiuoja ir išvažiuoja, jie niekur nedirba, supranti? Žmonės Vilniuje niekur nedirba. Tai Sodra, kai man suklastojo duomenis. Ir žinai ką, aš parašiau vakar laišką, sakau, prašau patikslinti duomenis, prašymas patikslinti. Išrašų kopijas, dokumento nuotrauką atsiunčiau su pabraukta suma. Atsiunčiau abidvi pažymas iš darbdavio. O jie rašo, darbdavys blogai pateikė, žinai, darbdavys, blogai pateikė pajamas. Kreipkitės į darbdavį. Atsiprašau, tai mane Sodra parašė, man eik tu nahui, Sodra man parašė, eik tu nahui. Kaip jie taip drįsta, Aš sakau, čia Lietuvoje gyventojų nėra. Kupiškis, Panevėžys, Ukmergė, Druskininkai, Plungė, Kaunas. Žinai, Lietuvoje gyventojų nėra, suprantat? Lietuvoje tiesiog nėra gyventojų. Tu supranti, žmonės atvažiuoja į Lietuvą ir išvažiuoja, viskas, žmonių Lietuvoje nėra. Niekas nedirba, nes valdžia po 90-ųjų metų sugriovė visas gamyklas. Tos gamyklos nieko negamino, bet žmonės turėjo darbą, supranti? Žmonės turėjo darbą. 500 000 metų žmonės turėjo darbą. Po 500 000 metų, 1990 metų, 20 amžiaus gale, jie paėmė ir sugriovė visas gamyklas. Visas gamyklas, sugriovė, visas darbo vietas sugriovė, supranti? Dabar niekas neturi darbo. Tai žinai, ką jie daro, Jie imituoja įmonės, kurios neegzistuoja. Valdžia sukūrė įmonės, kurių faktiškai nėra. Jie sukūrė netikras darbo vietas, kad žmonės, kurie atvažiuoja į Vilnių, galėtų gauti pinigus ir pavalgyti. Supranti, žmonės gauna pinigus iš šešėlinio interneto. Tos visos įmonės, tos visos darbo vietos, jos yra neegzistuojančios, Kai man buvo 24 ar 25 ar 26 metai, ar 23 ar 22, neprisimenu. Aš ieškau darbo ir žinai ką, programuotojų ofisas, randasi kaime. Supranti? Programuotojų ofisas randasi kaime. Jis yra kaime, Aš patikrinau tos įmonės rekvizitus, radau tos įmonės adresą ir nurodyta, kad jis randasi Didžioji Riešiai kaime. Programavimo įmonės būstinė yra kaime, kur gyvena tik šuo. Šuo yra administratorius, įmonės savininkas. Sabaka yra tos įmonės savininkas, supranti? Visi žmonės, kurie gyvena Vilniuje, yra nevietiniai. Vilniuje nėra gyventojų, nes čia nėra darbo.
Valdžia sugriovė visas gamyklas. Visas darbo vietas sugriovė, blėt. Vilniuje nėra gyventojų. Ir visos tos darbo vietos jos neegzistuoja. Tiesiog valdžia perveda pinigus tiems, kurie atvažiuoja į Vilnių. Bet jie niekur neregistruoti, supranti. Valdžia klastoja. Ir kai buvo 90-ieji metai, nepriklausomybė, lygybė, brolybė. Kai buvo 90-ieji metai, ar ne? Į Lietuvą privažiavo 40 mečių, supranti. Į Lietuvą privažiavo 40 metų vyrų ir moterų. Supranti, kurie neturėjo vaikų. Mokyklose mokėsi 40 mečiai, supranti. Į mokyklas atvažiavo 40 mečiai. Blet, seni pirdalai mokėsi. Supranti, rašo Lietuvos jaunimas. Lietuvos jaunimas. Žmonių saugos dėstytojas sako, o jaunimas. Supranti? Į Lietuvą privažiavo senų žmonių ir užėmė mokyklas. Lietuvoje, aš prisimenu, kad prieš man atgimstant, praeitame gyvenime, prieš man atgimstant, mokykloje nebuvo nei vieno žmogaus. Supranti? Mokykloje nebuvo nei vieno žmogaus. Tai, blėt, kaip čia įmanoma, kad per 10 metų ten atsirado, blėt, 500 000 Vilniui, supranti? Per 10 metų Vilniui atsirado 500 000 gyventojų. Per 10 metų, blėt. Po mano mirties. Supranti? Visos įmonės Lietuvoje neegzistuoja. Lietuvoje visiškai nėra darbo. Valdžia sunaikino visas darbo vietas, tai yra gamyklos. Žmonės neturi darbo. Čia nėra nuolatinių gyventojų. Supranti? Lietuvoje nėra nuolatinių gyventojų. Žmonės keliauja po visą planetą. Po visą planetą keliauja žmonės. Supranti? Ir sako čia, oi, čia dabar jaunimas, ble, tam jaunimui 40 metų, mokyklose mokosi 40 metų vyrai ir moteris. Supranti? 40 metų vyrai ir moteris atvažiavo į mokyklas patirinti suolų. Jiems buvo 40 metų tiems mokiniams. Aš, ble, per jaunas eiti į mokyklą, supranti? Man 32 metai, aš dar per jaunas eiti į mokyklą.